Ten vat priešais yra Talino senamiestis. Čia netoli, ten vat dešiniau yra keltas, visi kaip mūsų Mukranas, ten tokie estiški keltai. Čia yra ta padešinė, yra tas pas kaip Paryžiuje tas, pamiršau, žodžiu, kažkaip rūmai, bet jie uždaryti, man neįmanoma ten patekti. Jie neuždaryti, bet aš kažkaip tai neradau galimybės užvažiuoti. Bet aš tą norėjau, jau rodžiau, tiesiog nerealiai, kas čia darosi, visas miestas, pavyzdžiui, krantinė. Ta krantinė, va čia, aišku, nutumai, kad yra smėlio, žmonės maudosi, o ten toliau tiek toliai yra kranto asfaltuoto, važiuoja savo palei jūrą ir kaifą gaudai. Lemba, kaip čia fainai. Čia aš neturiu žodžių, čia nėra lygių. Ten yra parkas, ten miestas, senamiestis čia pat, o čia krantinė. Nori prie jūros, prašau, pilna, prašau, prie jūros, o ten toli kažkoks keltas. Čia valgiau, čia aš buvau sutikęs lietuvius. Va ten prie jūros žmonės kai kurie, aš matau, ir pležinasi. Bet šiandien aš 19 lašų, nelabai čia, matomai, yra šalčiau, nežinau kiek Lietuvoje. Žmonių vakariai vis daugiau ir daugiau atsiranda. Nerealiai. Aš negaliu atsižavėti. Aš tiesiog įsimylėjęs su Talinu. O, Talin, parašyta auksinis papas. To jau privažiuosime prieš to. DLDN. Talin. Jo, ir dabar va taip, o čia Talin. Ir dabar va taip pat karantinė, va yra pėsčiųjų takas ir dviračių takas yra. Ir varyk kokia 10 kiltų būtent ten iki ano ten miestelio. Tas anas miestelis turbūt kokiam už kokių 10 kilų taip iš akies paėmus. Nu gal 10 kilų ir bus, gal daugiau. Jo. O, kolega. Tere. Nu šiaip tai realiai, aš nesutikau čia bjaurių, tokių užsirūgusių žmonių, su kuriais pasisveikini, kaip, pavyzdžiui, Klaipėdoj. Ten nėra šitų. Nu, kodėl, kai čia žmonės džiaugiasi? Todėl, kad kokia čia aplinka. Ir aš manau, kad nesąmonė yra tie anekdotai, kad esate tokie lėti ir jiems toliai ilgai nedaeina. Man atrodo, kad jie yra tokie pat kaip ir lietuviai, tik tiesiog, kad infrastruktūra pas jos labiau išvystyta, žymiai geriau išvystyta, visi keliai. Visi takai. Čia yra pagarboj. Tiesiog dviratininkas yra pagarboj kelyje. O jeigu ypač invalidas, viskas. Vos ne šventasis. Vos ne Buda.